Sveiki, mieli tėveliai! Džiugu, kad šią popietę susirinkote pabūti kartu su mumis. Šis sekmadienis, tikiuosi, pataps didžia švente. Aiseiko tėvelių diena rengiama pirmą kartą, bet tikiuosi ne paskutinį. Aš esu Laurynas Markevičius, 22 metų Vytauto didžiojo universiteto studentas ir esu išrinktas sekančiais metais, tai yra sekančią kadenciją nuo Liepos 1-osios, būti AIESEC Kaunas prezidentu. Taigi, jeigu sekančiais metais jūsų vaikai skųsis, kad turi daug dirbti, kad labai sunku tam AIESEC, tai žinokit, kad dėl to didžioji kaltė bus mano. Norėjau pasakyti, kad jūsų vaikai nėra eiliniai studentai. Jūs esate nuostabūs tėvai, nes išugdėte vaikus, kurie nori šiam pasaulį pamatyti kuo daugiau, sužinoti kuo daugiau, jie nori kuo daugiau pasiekti bei išmokti. Daugeliui iš jūsų ko gero kyla klausimas, kodėlgi negana tiesiog universitete pasisemti tų žinių, lygtais viską išmoksti, viskas paprasta. Tačiau taip nėra ir tam yra keletas priežasčių. Pirmiausiai tai ko gero žmogus, kad taptų pilnavertiškas, visapusiškas, jam reikia tobulinti daug savybių. Ir ne visas tas savybės galima tobulinti universitete. Kai kurias iš jų taip, bet pilnavertiškas, visapusiškas žmogus vien iš universitetinės veiklos nepataps. Taip pat per tuos 20 metų nuo tų laikų, kai jūs pabaigėte savo studijas, daug kas pasikeitė, atsivėrė daug vartų. Dabar jaunimas turi galimybę tiek darbuotis, tiek mokytis užsienyje, daug kas jie ir naudojasi. Taip pat yra daug galimybės užklasiniai veiklai, galima jungtis prie visokių būrelių, galima jungtis prie nevyriausybinių organizacijų. Kai kas pasirenka taip pat ir sportą, yra tiesiog daug galimybių, kurias galima išnaudoti. Ir taip pat šiais laikais vien diplominį turėti, ar tai bakalauro ar magistro laipsnio, jau nėra gana. Reikia ko gero pripažinti, kad tokį diplominį, kaip mes pabaigę savo mokslus, gauna šimtai, kartais netgi tūkstančiai kitų studentų kiekvienais metais. Dėl to iš esmės mes nesame konkurencingi šioje darbo rinkoje vien su savo diplominiu. Dėl to reikia žinoti daugiau. Tai supratęs jaunimas naudojasi visom progom, kurias turi, ir tobulėja. Pats aš esu AIESEC jau 3 metus beveik. Per šį laiką teko pažinti čia daug žmonių, kurie labai daug siekia, kurie turi platų požiūrį, kurie yra tikrai išmintingi žmonės. Taip pat pačiam teko smarkiai patobulėti. Įgijau komandos valdymo įgūdžių bei darbo komandoje įgūdžių, laiko planavimo įgūdžių, analitinio mąstymo įgūdžių ir be abejo daug kitų įgūdžių, kurie šiais laikais yra reikalingi ir kurie, manau, man tikrai ateityje padės ir jau dabar padeda. Taip pat praeitą vasarą buvau stažuotėje Vokietijoje, 3 mėnesius profesionaliai dirbau ir tobulinau savo įgūdžius, prisidėjau prie savo universitetinės veiklos. Tai yra tai, ką universitete išmokau teoriškai, pritaikiau ir praktiškai. Dėl to esu labai dėkingas šiai organizacijai. Ir dėl šitos galimybės aš tikrai patobulėjau ir įgavau naujų įgūdžių. Taip, be abejo, teko daug dirbti. Per šiuos 3 metus nuo to laiko, kai įstojau į organizaciją bei pradėjau studijuoti, teko labai daug dirbti. Ir būta didelio nuovargio, būta ir bemiegių naktų, tačiau dėl nieko visiškai nesigailiu ir kaip tik džiaugiuosi, kad prisijungiau tiek prie universiteto ir daug mokiausi, tiek prie AIESEC. Kaip galima tai ir pavaizduoti netgi. Žiūrėkite, jeigu nubrėšime liniją. Ir tarkim, šičia yra žmogus pradėdamas studijuoti. Taip.
tai jisai studijų metu nueina tą liniją iki šičia maždaug. Jisai gauna teorinių žinių ir tai yra būtina, tiesiog tikrai būtina šiais laikais, kad ir gauti gerą darbą, kad tobulėti. Tačiau teorinių žinių vien negana. Taigi Isaacas prisideda prie tų praktinių žinių, kad nuo va šito taško mes dar pajudėtume ir iki šito taško. Ir taip būtume dar tobulesni, konkurencingesni ir taip pat, aišku, visapusiški ir laimingi žmonės. Tikiuosi supratote šią schemą. Taip pat tėvams būna sunku suprasti, ką mes čia iš tikrųjų veikiame tame Isaac'e ir kodėl mes viską darome. Prisipažinsiu, kad ir pačiam buvo nesusipratimų su tėvais, teko ir apsipykti keletą kartų, buvo nemalonių akimirkų ir įgauti tą pasitikėjimą, kurį dabar turiu, bent jau tikiuosi, kad turiu, buvo tikrai labai labai sunku. Ir noriu paskatinti jūs, tėveliai, savo vaikus motyvuoti užklasiniai veiklai, daugiau nuveikti, skatinti juos ir palaikyti, nes tai, žinokit, tikrai labai padeda ir tai yra labai mums svarbu. Tikiuosi, kad šios šventės metu suprasite, kas yra tas Isaac'as ir ką čia veikia jūsų atžalos, kodėl jie prisijungia prie šios organizacijos. Ir galiausiai norėčiau padėkoti visiems jums, kad susirinkote, kad nesate abejingi savo vaikams. Linkiu gerai praleisti šį vakarą, šią popietę. Labai dėkoju už dėmesį ir siunčiu didelius aplodismentus nuostabiausiems tėveliams, kurie šį vakarą čia susirinko, kurie yra su mumis ir kurie prisidėjo prie mūsų visos veiklos, kurie mus išugdė ir kuriems mes esame dėkingi, kad esame dabar tokie, kokie esame. Aplodismentai jums. Iki.